Kodėl MDS teraso asortimente atsirado porcelianinės plytelės? Labai geras klausimas. Reiktų pasakyti, kad ir kokį medžiagiškumą turėjom ir nešėm kartu į rinką žmonėms, trūko to pilnai atsakymo į klausimą be priežiūros. Ir gyvenimui greitėjant, žmonėms turint vis mažiau laiko, tai tapo vis aktualiau. Tai todėl plytelės atsirado, apie jas ėmėm kalbėti ir jos užima vis daugiau gražių terasų ploto, todėl, kad tai iš tikro pasiteisino ir į tą klausimą atsakė. Be priežiūros. Ypač lengva prižiūrėti, modernu, gražios spalvos, nesudėtinga adaptuoti prie namo fasado. O jeigu dar padaro miksą žmonės ar, sakykime, architektai plytelių su, pavyzdžiui, egzotinė mediena, tai gaunam ir šilumos, ir praktiškumo ten, kur yra kamado.